Tai tikrai nebus per sunkios, mes viską taip suorganizavome, kad būtų viskas tinkama visom, krūvis bus adaptuojamas. Na ir žinoma, mūsų tikslas nėra jūs nuvarginti, mūsų tikslas kaip tik, kad galėtumėt pabėgti nuo tos kasdienybės ir tuo pačiu atrasti judėjimo džiaugsmą, bet ir pailsėti, bus laiko, kada ir knygą paskaityti, ir pasivaikščioti šalia ežero, tai nebus per sunku. Žinoma, dauguma moterų į stovyklą ir atvyksta po vieną, tai pirmąjį vakarą mes susipažįstame ir tai puikia galimybė tiek pailsėti nuo esamų rolių, ar tai būtų mama ar šeimininkė, tiek susirasti naujų bendraminčių, naujų draugų. Tai į krepšį nieko įmantraus nereikia, pasimkite patogius rūbus, sportinę aprangą tiek vidui, tiek laukui galite. Na, prie ežero dar praverš šiltesnės megztinės, jeigu vakarą norėsim pasėdėti, ir žinoma, kokį nors kostiumėlį pirčiai. Tai va, o viską kitą pasirūpinsime mes. Pasimatome gegužės 15 dieną.